tam tarpe Ukrainai užsisakiau sriubas turi parvežti, ten barščius darau irgi frontui, nes teko susipažinti, žinėjom, Ukrainą su frontui, kur gamina sriubas, irgi labai išdžiovintas visas, ir ten tiesiog užpili vandenį ir gaunasi barščiai. Jo, kelias sriubas kažkokias, nebeatsimenu, kažkokia bulkienė, kažkokia nedraudžiu kažkodėl. Jo, bandė teirauti žmogų, nu dar nenuleidžiu rankų, gal bandysim, kadangi jinai turi britišką registraciją. Labai gaila, kad nepasisekė Lietuvos. Mus dar, kad ir jūrinė valstybė, bet labai turim silpnus savo įstatymus ir tokius, kai sakau, labai tokie griežti. Jeigu, kaip pavyzdys, Baltį užregistravo man Britanijai, Balčiai net nebūnant Britanijai ir tiesiog nusinčiau dokumentus, manęs pačio net nebuvo, mano vardu ten kelius svarus sumokėjau užregistravo. Tai pas mus, būnant pačiam, einant mėnesį laiko, laužant, kai sakau, galvą sieną daužant, neįmanoma. O nors, pavyzdžiui, muitinę padarė išimtį. Muitinė įleido, nes tai irgi Europos Sąjungos sertifikatą neturintis laivas, bet tai suprato, kad tai yra rankų darbas, padarė kažkokį išimtį. Čia laivų registras, sako, mes negalime išimti. Bet sako, tu užsiregistruok, yra kaip pramoginį laivą. Tau užregistruos, atvažiuos iš Lenkijos sertifikatą padarys. Aš jau skambinu tarnautojus, sakau, atvažiuokit, padarykit, viskas tvarkoja, bet atsiųs man pradžiai nuotraukas. Nusiunčiu nuotraukas, prašo man, pagal 53 Europos Sąjungos direktyvą, tokie sportiniai laivai yra neregistruojami. Ir surašęs, punktai kodėl. Nueinu su to pačiu pas juos, pažiūrėkit, jie neregistruoja. Nu jeigu jie neregistruoja, tada važiuok gal pastačius, gal atveju. Tai kodėl aš turiu ieškoti kelių. Kaip advokatė tą patį pasakyti, kodėl aš turiu tai daryti. Tai, sako, mes neturim kito būdo, negalim to pritaikyti. Ir man, aišku, labai gaila, kad turėjau registruoti ir gavau tokį nelabai dėkingą, kai kuriems užkliūnantį SSR, Lithuania SSR. Dar vieną S ir būtų visas komplektas. Bet yra kaip yra. Iš dalies gal, net kaip kiti sako, tai aš manau, kad sako daug net geriau, kad tu gavai britišką, nes Britanijos vėliavą žino visam pasauliu. Lietuvos nežino, bet kad apeiti visą tavo tokį, kazusą, kas čia vyko, tai aš ką padariau. Mes registravome Marine Traffic laivą, ten reikia registruoti. Tiesiog vieną kartą, AI sistemui tiksliau, atsiprašau. Ir kada tu jo užregistruoji, tu gauni pavadinimą. Ir tada mato, kad ir mato vėliavą Britanijos, bet pas mane išmeta dabar, kadangi aš vieną kartą užregistravau, ir paskui sakau, dabar pakeiskim pavadinimą, išlieka ir senas, ir naujas pagal tą. Tai pradžioje registravom Lithuania ir buvo Lithuania ir britaniška vėliava, kažkaip nežinau. Dabar tampa Lithuania Kuršis, kadangi 2 kartus registruota. Tai ta britaniška vėliava jau tokia kaip ir prasmės didelės nebeturi. Atrodo, viskas tada papasakoti. Bet čia tokie, tai sakau, tiesiog, tai sugalvoju.